Jo, šviečia mėnulis, dar žiūriu, vienoje pusėje saulė, kitoje pusėje mėnulis ir aš čia kaip jaunatis, nes man taip sakydavo mokykloje, kai retai lankydavausi, sakydavo, apsilankai kaip jaunas mėnulis, tai pas mus pilnatis už lango, ne jaunas mėnulis, nu bet esmę turbūt pagavot. Seniai nebuvau jūsų ekranuose, man apsikirpti reikia, tai nusprendžiu šiandien biškį papasakoti, kas vyksta, kodėl aš dingęs ir kur dingo tas 300 km, kuriuos važiavau į Šiaulius. Tai apie viską papasakosiu, bet pirmą noriu pasidaryti kavos. Va, dabar bus kita kalba. Biškį pasirguliuokim. Va, tai va. Taigi, kavytė parašta. Coffee is the answer. Ir ką mes šiandien veiksim. Bet prieš tai gurkšnelis. Kokia gera kava. Dar vieną dalyką padarysiu. Užsiėmiau popieriaus lapą, markerį ir pabandysiu viską užsirašyti, pasidaryti checkpointus, ką turim šiandien nuveikti, nes šiandien iš tikrųjų daug darbo ir apie ką dar pašnekėsiu, nes turiu apie ką pašnekėti tikrai. Gerai, tai ką šiandien veiksim? Šiandien yra šeštadienis. Ką mes veiksim šeštadienį? Dabar, aišku, išgeriu kavytę, viskas tvarkoj, tada lėksim į lauką. Turiu Garmino laikroduką naują, kurį noriu ištestuoti ir pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Tai pirmas dalykas, ką padarysim, tai prasieisime kažkur, nežinau, po senamiestį gal biškutį, gal kokį ratuką padarysim ar panašiai, apie 5-6 km. Antras. Siunta. Siūsime siuntą, nes žmona paliko išsiųsti siuntą, žmona išvažiavus, tai reikės išsiųsti siuntą. Tai pavažiuosim išsiųsti siuntą. Trečias punktas. Dronas. Noriu šiandien paskelbti droną, nes jau yra ruduo ir medžiai dabar nusidažė įvairiausiams spalvom, tai pabandysim paieškoti, kur galima rasti tokių medžių, paskelbti droną, biškiai pafilmuoti. Ir ketvirtas dalykas. Šių metų video. Tai čia papasakosiu, kokie video dar šiemet išeis, kiek jų išeis ir kur po velniais yra tas 300 km video, nes jis jau turėjo pasirodyti prieš porą mėnesių. Tai apie viską iš eilės. Pirmas dalykas, ką darysim, prasieisime. Einam rengtis ir keliaujame lauką, bet prieš tai pabaigsiu savo kavutę. Are you happy?
Kaip geras oras šiandien, toks pavasaris. Nes jau ruduo turėtų būti, bet totalus pavasaris, blema. Ir tas pavasaris arčiau link vasaros. Gal kam disko bolo? Gal kad nuo drono kokią kamerą nukritus. Meridianas jau būrės nuleidęs, vasaros sezoną uždaręs, bet vasarą dar išeit nenori. Aš pagalvojau, kad vieną dalyką aš pakeisiu. Aš pakeisiu antrą ir trečią vietomis, nes kol dabar vaikščiau, iš tikro pradėjo pilvas gurgti ir pagalvojau, kad jeigu aš kalbėsiu su jumis, su pilvu gurginčiu, tai fone atsiras nereikalingas garsas. Tai dabar griebiu siuntą, varau išsiųsti siuntą, tada pavalgysiu prie to paties, tada jau čiumpam droną ir skrendam ieškoti rudens. Kas buvo? Jie su peiliais bėgioja. Su peiliais? Jiems bėgioja su peiliais. O kur jie yra? Ok, tai buvo netikėta. Pribėgo mergaitė, sako, ar galit padėti man. Kažką rodo į krūmus, į vandenį, galvau, įmetė kokį kamuolį ar panašiai. Leisim to į berniuką. O jinai sako, kad kažkokie berniukai jau užpuolė su peiliais. Nuėjom pažiūrėti, sakė, slepiasi krūmus, nuėjom iki tų krūmų nieko nebebuvo, tai gal pabėgo išsigandę. Sakė, kad jauni, nu ta prasme, tokie iki 10 metų. O tokie va atžalos auga pas mus. Gerai, renkam palydovus, to užsikraus ir kylam į orą.
noriu kavos. Dabar važiuosim dar vieną vietą, žinau, bet nežinau, ant kiek ten bus daug lapuočių, nes čia visi prie jūros miškai, kur yra, tai ten pagrindė spygliuočiai, tai ten nebus tų gražių spalvų. Galite pasižiūrėti į vėliavas, ant kiek vėjas pakilęs. Deja, galėtų, aišku, jo nebūti. Tai pavažiuosim dar į tą vietą, pasikelsim ir lėksim namučio, nes namučiuose taip pat turiu šiek tiek ką veikti. Nu ką, atvarėm lyg ir panašu, kad čia lapuočių miškas. Užeisim biškį giliau, pasižiūrėsim, kas viduj. Tik aišku, viduj turbūt nepavyks man droną pakelt, nes čia visiška tundra. Nebent rasiu kokį tarpelį neblogą. Sorry už drebėjimą. Nepastebėjau, kad filmavau ne ant to režimo, ant kurio reikia. Taip, tai bandom įlist giliau, pasižiūrėti, kas čia gero ir paleisti droną, jeigu pavyks, jeigu rasim kiaurymę kažkokią. Vieną šiokį tokią matau, bet labai arti, na, jeigu visiškai vėjo nebūtų, visiškai štilis būtų, tai būtų galimybė paleisti, būtų galima, bet dabar kai toks vėjas, bijau, kad į pusį šakas. Eik, tiesiog kaip čia gražu. Pasižiūrėkit. Lapeliai nukrytę. Medžiai dar geltoni šiek tiek. Ja, biški gal aš pražiopsojau su rudeniu ir reikėjo šiek tiek anksčiau gal išvažiuoti, pafilmuoti, bet vis kažkaip neprisiruošiau. O, blem, visai gražus miškas čia iš tikrųjų. Tais reikia rasti, kaip čia nulipt. Ar čia iš vis verta lipt? Turėtų čia būti gerai. Turėtų būti gerai. Bet aš manau, kad aš nelipsiu žemyn. Aš tiesiog pasikelsiu droną iš ten kažkur ir ateisiu čia pavaldyti. Tik aišku, čia labai daug medžių. Greičiausiai, kad bus prastas ryšys su dronu. Arba tiesiog nuo mašinos kažkur paleisiu ir tiek. Kol kas noriu čia biškį pasibūt, nes gamta, kaip pasakyt, ne antri namai, bet pirmi namai labiau, norėčiau sakyti. Ir kaip bebūtų gaila, mažai laiko leidžiu joje, tai norisi biškį pasibūti gamtoj. Ypač po tokiam gražiam miške. Nu, iš tikrųjų, aišku, ten jau tundrynas prasideda, ten visiškai nieko gero, bet va čia, kur dabar esu, tai toks ramybės oazė. Biškį gal čia pabūsiu, pamedituosiu. Tai gaila nėra kur atsisėsti. Ir tada leisim droną. Čia paleisim ir daugiau aš jaučiu niekur nebevažiuosiu, nes laikas spaudžia. Dabar jau turim po 3:15. Laikas bėga, nevaldomai. Matau keletą akmenukų. Oi, ne, čia palauk, čia gal kapas kažkoks. Ant kapo sėdėti nenoriu visai. Nu, gal tiesiog biškį lengvai pamedituosiu, pasivaikščiosiu, parelaksuosiu ir bandysim kilti viršų.
Taip, taigi dabar pašnekėkime apie gal aš jūs biškį arčiau išsitrauksiu, nes aš manau, kad nelabai gerai matausi iš toli. Taigi, dabar norėčiau pašnekėti apie tai, kas laukia dar šiais metais, kokie šiais video ir, aišku, apie 300 km video. Kur jisai ir kodėl jis dar nėra išleistas, bet prieš tai norėčiau įjungti švieselę šone. Na va, manau, kad bus šiek tiek geriau. Ar ne? Gerai. Taigi, kur mano telefonas, norėčiau pašnekėti apie paskutinį. Prasėjome, siuntą išsiuntėme, su dronu paskraidėme. Liko paskutinis šių metų video ir tas 300 km video. Kur jisai dingo, kas atsitiko ir kam reikalas. Taigi, iš karto noriu pasižiūrėti, ką čia turiu susirašęs, kokie video pasirodys šiemet, nes, žinot, galva užimta. Taigi, pirmi video, kurie pasirodys, tai pagaliau bus tas video iš 300 km kelionės, bet apie jį pašnekėsiu vėliau. Dar šiemet turi atsirasti mano automobilio apžiūros video arba auto review video, nes buvo prašymų, kai nusipirkau ir kai išleidau video, kaip aš perku savo naują mašiną. Na, turbūt dalis jūsų matė tą video. Tai po to video buvo komentaras, po to asmeniškai Instagrame buvo komentarų, papasakau biškai plačiau apie tą mašiną, kas čia per mašiną, nes Ioniqas daugam nežinoma mašina iš tikrųjų yra. Tai aš nufilmavau tokį apžvalgos video. Išorės, vidaus ir pravažiavimo. Tai toks video turėtų atsirasti galbūt kitą mėnesį. Tada žiemos fotografija miške. Šitą video aš jau dariau Vilniuje kažkada. Seniai, tai nusprendžiau pabandyti tą patį padaryti ir Klaipėdos miškuose. Pasižiūrėsim gyvūnijos skirtumus ir ar čia daugiau jos, ar mažiau. Na, iš principo noriu tą patį padaryti Klaipėdoje, ką dariau Vilniuje žiemos metu, kažkuria tai žiemą. Taip pat traukinių bėgiais. Atsimenat, ėjau pavasarį traukinių bėgiais Vilnius pasvalys, bet nedėjau, dėjau iki kraštų ir ten nutraukiau. Na, visa info yra tame video. Ir sakiau po to po video pailsėjęs, kad tęsiu tą kelionę ir aš ją tikrai užbaigsiu. Tai šį rudenį žadu pereiti likusią dalį ir išleisti žygis traukinių bėgiais numeris 2. Na ir dar tokį susigalvojau įdomų žygį. Čia žiemos metu irgi, kai bus daug sniego, praeitais metais jau į bunkerius, šiais metais eisiu nuo Melnragės iki Olandų kepurės. Galvau eiti per paplūdimį, bet ten nebūtų ką pafilmuoti, nebūtų ką parodyti, nes visą laiką smėlis, kopos ir jūra, visą kelionę, tai nusprendžiau eiti per miškus. Ir einant per miškus dar pasižymėjau kelis objektus, kuriuos aplankysiu eidamas šią kelionę. Tai šitas dalykas, na ir žinoma, 300 km kelionę, bet apie ją noriu papasakoti truputį plačiau, truputį giliau ir smulkiau, nes čia buvo niuansų. Su šita kelionė buvo šiek tiek niuansų. Jo, atsiprašau dėl aplinkos, nes čia labai daug visokiausių spalvų ir mano white balance'as biškai išdykauja. Dėl to aš biškai galiu būti mėlynas arba violetinis, na, bet ne tame esmė. Esmė dabar apie tą kelionę. Kelionė vyko, aš ją padariau, viskas gerai. Nuvažiavau iki Šiaulių, surinkau 300 km su dviračiu ir bet tačiau paskutiniai dienai pasilikau daugiausia kilų ir galbūt tai mane paveikė. Taip pat mane paveikė tai, kad visą kelionę, na, beveik visą kelionę, bent jau iki Šiaulių, trūko prie greitai važiuojančių mašinų ir iš tikrųjų tas žiauriai išsekino. Tad pastovus užgesys, pastovus įsitempimas, pastovus visokie sunkvežimiai, traktoriai ir visa kita ošintis pro šoną. Žiauriai tas išsekino, taip pat ir kilometrai, todėl mėgau blogai. Šiek tiek ten su vandeniu buvo irgi niuansų, viską aišku pamatysite video. Ir grįžus po tos kelionės aš pastačiau dviratį ir jau praėjo 2 mėnesiai greičiausiai.
nuo to karto aš dviračio net nepaliečiau. Ir aš supratau, kad ta kelionė buvo šių metų uždarimas, nes šiais metais važiuoti nebenorėjau daugiau. Ir net nenorėjau pagalvoti apie to video lipdymą. 3 dienos video. Neįsivaizduoju, kaip 3 dienos sulipdyti į 40 minučių, nes 40 minučių yra sweet spotas. Todėl vis atidėliau šitą reikalą. Vis nenorėjau, vis vengiau šio video editinimo, kol galiausiai sugalvojau, kad aš tą video paleisiu per 3 dalis. Važiavau 3 dienas, tebūne būna 3 video. Šiaip planavau viską dėti vieną video montažą. Stengiuosi kuo mažiau filmuoti, kuo mažiau pliurpti, bet pradėjęs lipdyti. Supratau, kad čia bus gerokai virš valandos. Tai mečiau tą idėją, visą darbą ištryniau ir pradėjau nuo nulio, padalinęs į 3 dienas. Aišku, iš pradžių bus visos 3 dienos, po to pasirodys video vientisas, jau tas ilgasis, ta prasme pilnas, kažkada ateityje ir, tai bus tiesiog 3 dalys sujungtas. Ir nuo šiol pagalvojau, kad jeigu bus kažkokie iššūkiai ar kelionės, kur truks ne vieną dieną, tikrai nesistengsiu visko kuo mažiau filmuoti, kad sutalpinčiau vieną video. Nuo šiol kiek dienų, tiek ir video. Bus toks moto, nes žiūriu visi iš tikro youtuberiai, jeigu kažką daro per kelias dienas, tai suskaldo tuos filmukus į atskirus epizodus ir pakankamai visai neblogai, manau, šitą idėją realizuosiu ir aš. Tai va, aš sveikas gyvas, su manim viskas gerai, pailsėjęs, atsigavęs, vėl pasiruošęs nuotykiams, dabar reikia tik tais sniego, reikia nuvykti į Biržus, ir dar vieną kitą dalykėlį padaryti, kad galėčiau į eterį paleisti tuos video, kuriuos išvardinau visai nesenai. O dabar su jumis atsisveikinu, ačiū, kad buvote visą dieną su manimi. Pirmasis į eterį išėjęs tie 300 km, o toliau jau žiūrėsim kaip ten kas. Ačiū, kad žiūrėjote dar kartą, pasubscribinkit, kad nepraleistumėte to video ir susitiksime juose. Čiau.